keliai iš ryto pradėjo suktis karuselė. Darbas, dirbtuvė, namai, tie trys šventieji taškai, kuriuose ir gyveni realiai. Ir kad tos prasmės natūraliai atsiskleidžia kartais iš nieko. Iškeliu tą klausimą, kartais iš kažkokio eskiziuko, kartais iš polemikos su draugais, kolegom prie darbų. Aš kažkaip labai rimtai nelinkęs atsakyti, kelti to klausimą pas savo. Gyveni ir tiek. Anksčiau būdavo daug, vadinkim taip, patosas, pompas tos vadinamosios, netikrų klausimų išlūktų, iš knygų ištrauktų, tokie prisižiūrėjimo, plagijavimo galų gale, kad čia menininkai turi gyventi taip, anaip, knygas skaitai, kolega žiūrėjai. Dabar taip viskas pakankamai linksma daros. Toks gražus, juokingas spektaklis, pradedant žiniomis Lietuvos Respublikos ir laikraščiais apie teatrą vykstantį aukščiau ir teatrą vykstantį žemiau ir čia pat panosė tau ir tavo virtuviai. Aš linkęs žiūrėti su tokia švelnia ironija į tas pačią aplinką, netragizuoti visako, vis tiek numirsim. Natūralus dalykas visi, o kol čia kažką dar žmogus darai, gyvas esi, matyt, ta didžiausia prasme yra, būk sveikas ir mylėk savo darbą, jeigu tai turi. O žmonės turbūt natūraliai yra darbaholikai, atsikėlė ir dirbdama. Nesvarbu, šeštadienis, sekmadienis pastovėsi pririštas prie tos savo veiklos, ar tai būtų ilgesnių knygų skaitimas, filmų žiūrėjimas, pasirinktinių, aišku, ne per televiziją rodamų, ar kokių tai projektų įgyvendinimas, kaip dailininko ar rašančio žmogaus. Visą laiką košė. Toj terpė, kaip blynas kepi ir tiek. Petras Rakštikas įdomus, nenuspėjamas, tiesiog paradoksalus. Laksto, užbėga pas vieną, pas kitą savo kolegą, pas pažįstamus, greitai pradeda kalbėti visiškai kitokiom temom, staiga netikėtai baigia pokalbį, dingsta, vėl pasirodo. Bet tai rodo vieną paprastą dalyką. Petras yra labai socialus, labai bendraujantis, labai komunikabilus. Jam reikia žmogiško ryšio, jam reikia bendravimo. Ir taip, galima tai tiesiog prie kavos, prie vyno butelio patirti tą bendravimo malonumą, bet galima ir visai kitaip, ką Petras irgi dažnai padaro. Tiesiog ima pieštuką. Tiesiog dalyjasi savo įžvalgom, savo gilių pasaulio išjautimu, jau nebe prie alaus bokalo, bet kitaip. Nes, suprantate, ne viską galima pasakyti ir įvardinti tais pačiais žodžiais. Taip yra poezija, yra kalbėjimas. Sakykite, kiek jau mes, kalbėdami vienas kitam, pasakom tų savo vidinių paslapčių. Matyt, Petras suvokė tą ir savotišką bendravimo tragizmą ir jo išteklių ribotumą. Tuomet reikia atverti pasaulį kitaip. Parodyti pasaulį per vaizdinį, per piešinio liniją kitam žmogui. Ir žiūrėkite, kaip po to sugriuvė daugybė žmonių į Petro Rakštiko parodas, jo atidarimus, jo ekspozicijas, tyrinėja jo piešinius ir pamato tą patį mūsų supantį pasaulį kitaip. tą pačią balą, tas pačias švendrės, varlę, žuvį, paukštį, žmogaus figūrą. Na, visą tai Petro pasaulyje, vaizduotės pasaulyje suskamba poetiškai. Na, labai švelniai, aš sakyčiau, lyriškai. Jisai labai giliai išgyvena bet ką, ar žuvies uodegos pliaukštelėjimą ežero paviršiui, ar suošusi medį. Kažkaip jisai tą pasaulį atgaivina ir tą gyvą, kalbantį ir šnabždantį pasaulį mums perteikia per savo piešinius. Tai manau, čia Petro toks unikalumas kaip menininko, toks jo bendravimo būdas ir, sakyčiau, pats turtingiausias, galbūt giliausias su mumis.
Žinoma, kad Petro piešinius reikia būtinai sieti ir su jo poezija, su jo novelėm, su jo esė. O kas tai yra? Na, tai yra, aš sakyčiau, savotiškai sukapotas, suskaidytas į trumpus arba labai ilgus sakinius pasaulis, bet jau surinktas iš naujo, tik tai kaip mato Petras, ir ten tokios istorijos ir jos aštrios, jos žaibiškai kuriamos jo vaizduotėj, ir skaitai ir vėl tavo akise pasaulis griūva, susirenka iš naujo kaip kokia kaladėlė. Taip kaip ir piešinių novelėse. Tai man atrodo, kad Petro piešiniai ir poezija tarpusiai yra susiję. Jisai tuo yra gilus, tuo originalus Lietuvos kultūrai ir literatūros kontekste, ir todėl yra labai gerbiamas ir mėgstamas. Na, aš kaip šiaulietis labai džiaugiuosi, kad daugelis lietuvių, daugelis Vilniaus meno elito šeštadieniais, na, atsibunda, ima kavos puodelį ir Šiaurės Atėnus, o ten Petro Rakštiko novelės. Skaito ir mėgaujasi iš naujo atrandamų pasaulių. Atėjai į dirbtuvę surūkėjai, paražiai vieną cigaretę, paskui iki pietų, galbūt jau pusę pakelio surūkėjai, galbūt kažką užkibai, būna sėdėt, sėdi ir negi praėjai dirbti. Kaip ir kolega Šaltis dažnai pasakė, 4 valandą ryto kelios, tapau vakarė nuplauna, ką padariau. Nu, pakankamai kompetencijos ir patirties yra, kad paneigti galbūt neįtim pavykusi ir tau neįtikusi tos dienos produktai. Ta diena būna tuščia, bet ir tuštybė yra pasaulio sudėtinė dalis. Ne tik tie kartais pavykę rimtesni, įdomesni darbai, bet ir pralošimas, kaip ir pergalė, yra sudėtinė gyvenimo dalis. Kasdien būna kitoks, manau, kaip ir kiekvienas žmogus dienos skirtingos, tavo nuotaikos skirtingas, būna, kad ir pakankamai liūdnų, pesimistinių nuotaikų ir negi tragiškų, bet irgi priėmės kaip privaloma tavo kalendoriaus skirto, kiek skirta buvo laiko puslapėlį, įrašai, galbūt kaip ir niekinį, bet negalim pasakyti, kad brokas, niekas arba nevykęs kažkoks tai produktas yra ne produktas, jis irgi yra faktas. Gal nepateisinę savo gražių vilčių, bet ir bjaurios gyvenimo pusės yra, mums priklauso, negalim jų atmesti. Taip pat ir tas džiugias akimirkas, kurios gal rečiau ateina, ypač dirbtuvėje, jos tikrai pakankamai retos yra, nes dažniausiai aš taip, bent jau būdamas nenuseklus žmogus, suki tą karuselę, suki, dažnai nieko neįsuki, ir nusivili, o paskui staiga būna tokių dienų, kartais ten savaičių, kad sėdai, padarai, ką kitas žmogus ir metus gal daro ir nepadaro to. Čia ir laimės dalykas irgi yra, ne vien to patologinio darbo, nes pas savaime darboholizmas irgi yra anomalija, turi būti tinginys, kad suprastum darbo džiaugsmą ir tą atradimą džiaugsmą. Iš to tingėjimo gimsta toks vidinis klyksmas.
kas kart vis kitaip. Šiandien sninga, labai faina, vietoj viskas ištieša, paryt švies saulė ir bus skirtinga vis. Tas dienos lygiai taip pat ir tie darbai, kai apsižiūrės galbūt, daugokai esi, nesakyčiau, kad esu labai produktyvus, kad kiekį to pigamintume daug. Žiūrėjau tokiam bangeliam, rašosi, rašai, nesirašo, pieši, nesipiešia, skaitai ir plaukiai nuo vieno prie kito. Toks, gal vadinkim, kaip pasroviai vaikystė Ragainės gatvėje pavasarį bėgdavo vanduo ir laidavo vaikai laivelius. Na, bėgi paskui save, žiūri, iš kurio kampo užkliuvo, iš kurio akmenuką, kur pristojo. Taip ir matyt, tas kūrybiniam darbė taip yra šalia to darbo, kurį pagrindinį dirbi, iš kurį pragyveni, tai yra pedagoginio darbo. Visa kita yra kūryba, taip vadinčiau. Turbūt. Nes šnekėjimas su kolegom apie pedagoginį darbą, apie kolegų darbą, apie savo darbus. Tai yra kūryba, nes interpretacija bet kokia nebūtų, ar tai spaudos, štai teksto, knygos, draugo ar savo darbo, šnekant su kitu žmogum ar su savimi, taipogi kūryba yra. Nes galim tą patį faktą, reiškinį ar darbą vertinti absoliučiai radikaliai iš skirtingų kampų ir visi tie atsakymai gali būti teisingai apginti. Man taip rodos. Susirašiau, tarkim, šią pradėlę metų rezultatas yra, kai kurie darbai šiek tiek gal senesni ir daugiau buvo nusistatęs piešinį ir grafikai paskui, grafikai įgyvendintas piešinius. Tai vadinkim, šie metai buvo pakankamai kryptingi, nors buvo ir rašymo, jau senokai nieko netapiau, nieko nedrožiau, nes niekam nieko nereikia, kadangi darai savo, tos šventės, turiu galvoje darbų, gimimus, gimdymus. Tai nebūti ir laisvas, niekas manęs nepareigoja, kad kryptingai daryti A, kryptingai ana. Pagal nuotaiką. Būna tokie, tėvas sirgo insultas ligoninėje pusę metų, iš to atsirado liūdnesni, galbūt tekstukai, rašinį šneku. Visko reikia, ir džiaugsmą akimirką ir liūdėsi dar kartojasi, todėl manau, laisvė pasirinkti, būti ar nebūti, tas filosofinis klausimas, ir kokia man šiandieną būti, aš turiu jį. Sugalvojau, važiuoju žvejot. Sugalvojau, nueiti kavinę, pasiaukti. Paužau. Paskui dirbė, aišku, nes, matyt, dėkingas charakterio būdas man, kaip šauliui, yra tas, kad nepastovus. Bet tas nepastovumas galbūt pagreitina apsisukimo skaičių apie savo interesų sritis. Todėl daugiau galbūt pavyksta nugriebti, įvairesnių darbų padaryti, kad nuobodulys neužmuštų. Iš esmės, daugelis menininkų kuria iš nuobodulio, o ne iš tos pareigos, kad, šiandien atėjau ir man reikia dirbti. Bet jei nesidirba, eik namo, reikia dirbtuvę, eik pas draugus. Taigi, savotiškai yra laiko praleidimo forma čia žemėje. Taigi žiūrėjau, kaip Zareka kolega vakar per šalčius išlėkė ant pirmojo ledo, pagavo 30 ešeriukų kažkur ten degučiuose, paskui Kuršėnuose susirinko, ten keletą jo darbelių išdegė savo darbus, paskui Olekai dirbtuvėje ir namus. Tai smagios akimirkos yra darbas, poilsis,
mylima veikla. Ilgainiui ta patirtis praktikuojama visi kaip plakama, maišoma, kepama, verdama ir ten perkošinėjama, kai tampa tavo štai plastika, kuri nusako būtent tave asmeniškai, kad niekas kitas nedaro taip, kaip tu darai. Nors pradžioje visi mes pasižiūrim į draugus, vieni kitus, ir paskui staiga tu pajunti, kad iš tikrųjų, kaip pradžioje šnekėjom, visi ir laisvas, ir turi tą jau tokį akivaizdžiai atskiriamą į savo veidą ir vienoje ir kitoje daugelį sričių, kai jis atsibosta, jis kitą kaukę, o tas santykis su Dievuliu grįžtant, noriu pasakyti, kad Dievas, kuris iš nieko, iš materijos padaro kažką taip neapčiuopiamų ir atreiščiai maišo, taip ir mano pasaulio žmogusgi dažnai ypač kokie tekstai ir vaizdai gimsta iš visiško nieko. Sėdė, nėra apie ką rašyti, nėra apie ką paaišyti, vakuumas viduje juodas. Cigaretė ant stalo, pradėta cigaretė ten iš įvairių kampų žiūrėti, jis taigi žiūri, kai kažką panaši, kažką to šneka, aš nekalbu apie tai, kad nuodingas daiktas yra žmogaus organizmai. Tai tampa tavo siužetu, kurį tu pats kaip pradedi kaip spektaklį, kaip personažą spektaklyje, kaip aktorių šokdienis, jis ir kažką tai pasako, nusipiešia, pasidaro. Ir manau, kuo daugiau meno žmogus įsigrynina, kad kuo jis baltesnė varna yra, tuo jis arčiau to Dievulio ir yra, nes įvairovė mūsų supanti gamtos forma, žmonių įvairovė, kiek milijardų yra, visi absoliučiai skirtingi. Ir visi savotiškai gražus, nuo to bomžo eilinio, gatvės valkatos, prostitutės iki ministrų, ten genijų ir panašiai. Ta įvairovė tam ir matyti žavi šiam pasauliu. Yra mėgiamiausių darbų, turbūt pati bene įdomiausia serija man pavykusi buvo Balsiuose, universiteto poilsiavietėje plenero metu su studentais. Kažką ten tapiau ir kolegė tame dėstytoje buvusi scenografė Keldašytė, taip išdėjo šios dienas mane, ką tu čia, nieko čia gero, tu drožk. Aš ten buvau keletą kaukį išdrožęs, taip vidinės ambicijos pagavo, grįžau namo ir per mėnesį padariau, per 30 dienų padariau 30 skulptūrų. Medinukų tų, pirmieji blynai, aišku, ten jie tokie buvo pabandymai, bet kad dabar per laiką žiūri, tuomet mes padarėm gana didelę bendrą parodą. Uogintas, Janulis, Martinionis, Rūktys ar Šešiese. Ir tai buvo, sakyčiau, to kartu tuo metu jaunos kompanijos, kur maždaug metai kiti, tik tai po instituto baigimo buvo, ten buvo solidi kolekcija surinkta, bet ir man pačiam. Paskui buvo etapai tokie nuo figūrinio vaizdo kūrimo iki abstrahavimo, iki formalių dalykų, kurie man taip per atstumą žiūrint vis dėlto ir lieka formaliais, kur tai mėgaujasi abstrakcijos teikimais, malonumais ir paslaugom, jie nėra ten labai jau, man asmeniškai tokie gilus, brandus, matyt, nemoka abstrahuoti ir vis dėlto man arčiau širdies figūra, tas konkretina buitiška aplinka, ten be ypatingų simbolių panosį matyti tą
pasaulio gražumą, jį transformuoti savo vaizdų sistemas. O dar tam buvo, aišku, etapai keli, kaip sakiau, 2005-2004 metais figūrinės tapybos, ten buvau paruošęs keletą kolekcijų, kur man patiko. Ir šie metai pasigirsiu. Tokie gana dėkingi buvo, nes apie 100 su virš darbų padaryta ir keliasdešimt puslapių man atrodo neblogo teksto surinkta. Jeigu ten gerai pasėdėjus pusmetį metus, būtų galima paruošti vėl naują leidinį, nes čia daugelis grafikos darbų yra naujesni, jie tik man kaip iliustracijos ateičiai. Nevadinčiau, kad tos įkvėptis ateina labai jau dažnai. Aš tiesiog yra rimtai, tikrai įkvėpimo. Aš paskutinį kartą 2004-2005 metais yra buvę akimirka, kad tokį pagaunė transą vos ne su dievuliu, ten tą tokį artimą ryšį. Tepi dažo, jo saulė leidžiasi, taip nes užkabinai, ten driksteli per nugarą. Pagaugai nueinu, daugelį darbų darai taip ramiai, metodiškai darai iš mokėjimo, iš savo tos patirties, kiek jos yra įdėta, tai yra darimo rezultatai. Kartais išeina yra puikus, paskui po kurio laiko tik pastebėjau, visai šauniai padarai, būna, kad aišku nusivylė. Bet tas įkvėptis, kaip ir tie didieji jausmai, nėra dažni.